Kad šitas spektaklis yra vienas šviesiausių šiaip jau, jeigu taip pasakus. Todėl, kad šviesa niekada nėra, mes negalime vardinti šviesos be tamsos. Ir aplinkybės tai, kad reiškia žmogus nori apspręsti savo gyvenimą išeidama iš šio pasaulio. Tai yra tamsioji jo pusė. Bet kiekvienas sugrįžimas, gimimas iš naujo, tai yra pati šviesioji jo pusė. Labai norėčiau, kad ateitų žmonės ir žiūrėtų šitą spektaklį. Manyčiau, kad jiem tikrai patiks. Jie atras kiekvienas nors truputėlį savęs. Juolab, kad pats spektaklis yra, kaip sakyti, labai daugiaplanis. Netgi mes pradžioje negalėjom nusakyti žanro, kas tai yra per žanras, ar tai yra komedija, ar tai yra tragedija, melodrama ir taip toliau. Pasirodo, visko yra šitame spektaklyje. Mes įvardinom kaip tragikomediją, nežinau kodėl, bet galbūt tai yra kad gyvenimas gali trukti ilgokai. Na yra iš ko rinktis? Na taip, galbūt per nelyg daug iš ko. Bijau, kad niekada taip ir nebūsiu patenkinti. Gal ir gali taip pasirodyti, taip. Bet vieną dieną mes rasim paiešką. Jūs pamatysite. Labai atsiprašau, padarykite vieną paslaugą. Po 10 kokių minučių paskambinkite į šitą būdą ir pakvieskite per telefoną Persį. Prisistatykite rondą. Aš nieko norėčiau, kad aš negaliu, mes nebeturime telefono. Kaip? Tai jis visiškai netiko prie interjero. Telefonus visi turi. Nepažįstu ne vieną, kas neturėtų. Kaip jie išgyvena be telefono? Jennifer! 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 Sveika. Susipažink su mano draugu. Aš ne Džekas. Ne Džekas? Ne? Kodėl? Nu todėl, kad aš Persis. Tai gerai. Kuo mažiau apie tave žinos, to geriau. Šiaip tai nieko nenori žinoti. Labai. Tikiuosi, bičiuliai, nepamanėt, kad išėjimas čia, Ne. Ne, nu nebent ketintume šokti žemyn. Ką jūs darote? Turi kur pasidėti skrybėlę arba surūšiuoti visas batų geras. Man nereikia rūšiuoti batų. Visi mano batai vienodi. Identiška kiekviena pora. Visos 7 poros. Skrybėlės turi 7. Kiekvieną savaitės dieną užsidedu vis kitą. Tik nežinau, kuri šiandien savaitės diena. Ženskis iš Bulgakovo širdies, jei pamenat, jis kažkada labai gražiai sakė, kad visa sumaištis prasideda ir egzistuoja tik tai mūsų galvose. Lygiai taip pat, manau, kad ir sunkmetis yra mūsų galvose. O šitas spektaklis, jis galbūt naudingas tiems, kurie labai skaudžiai jaučia tą sunkmetį savo galvose. Nes tai yra spektaklis apie tai, kaip nenumirti, kai tam yra sudarytos visos sąlygos, pačios geriausios sąlygos. Ir apie tai kalbama šmaikščiai, su ironija.
turi tas Mori Panič labai žvalgią akį, pastebi tokių dalykų, kurie yra mūsų kasdienybėje, bet mes dažnai tiesiog praeinam pro jos pro šalį.